Sveiki. Šiandien mes su vaikais darysim naują eksperimentą su kiaušiniais. Ir jisai bus apie vandens tankį. Mes turim 3 kiaušinius, 3 stiklines, druską, vandenį ir šaukštus maišymai. Taigi, ką mes dabar darysime? Prašau pripilti į vieną stiklinę truputį daugiau negu pusę vandens. Paprastas vanduo, užtenka. Visose stiklinėse bus skirtingai. Ir Maja, įdėk ten vieną kiaušinuką atsargiai. Pažiūrėsim, kaip jis elgiasi. Jisai visas po vandenyje, taip? Paskendo. Ne dabar. Pasakysiu, kodėl. Tai vyko todėl, kad vandens tankis yra žemesnis negu kiaušinio tankis. Kas yra tas tankis? Papasakosiu, kas yra tas tankis. Vat pas mane rankose yra rutuliukas. Iš ko jis padarytas? Kažko tai, ar tai stiklo, tikriausiai jis stiklinis yra. Jeigu tas rutuliukas būtų padarytas iš medžio, kaip tau atrodo, jis būtų lengvesnis ar sunkesnis? Lengvesnis. Tai, o jeigu iš akmens? Sunkesnis. Tai ir yra tankis. Reiškia, to paties tūrio medžiagoj būna daugiau molekulių ir mažiau. Tai vat akmenyje jų būtų daugiau, dėl to į tą patį plotą daugiau masės. Taip? Jo. Jeigu jisai būtų iš popieriaus, tarkim, iš kartono arba kažko į tą patį paviršių, į tą patį plotą mažiau medžiagos, dėl to jisai lengvesnis. Tai vat kiaušinyje yra daug daugiau medžiagos tame plote, negu kad vandenyje. Dėl to kiaušinis paskęsta. Bet dabar mes padarysim sekančią dalį. Vėl pripilsime vandens į antrą stiklinę. Tiek pat? Panašiai jo, tiek pat. Ir dabar įbersim druskos. Gerai, gan daug reikia druskos. Kristoferi, gal tu gali prilaikyti stiklinę, kad kol bers Maja, kad neatsitiktų nelaimės? Pasirodė, kad man reikia. Gerai, berk gan daug taip druskos, negailėk. Taip, kad jau gerai matytųsi. Jo, pabandom. Ir reikia dabar išmaišyti. Stop. Ir pabandom maišyti. Tik laikykit būtinai stiklinę, kai maišysim. Druska turi ištirpti. Labai gražu. Tai pažiūrėkit, matosi, kad šitas tirpalas druskos, jis yra toksai neskaidrus. Mes čia ištirpinam labai daug druskos. Įdėkite kiaušinuką į vidų. Ir ką jis daro? Plaukia. Jisai plaukia viršui. Na, tai dabar ką mes gavome? Šitas kiaušinis, kuris yra druskos tirpale, jis plaukia viršui. Žinai, Kristoferi, kodėl jisai plaukia? Nes druska padarė vandenį sunkesnį. Ir tada kiaušinis yra lengvesnis už vandenis, vanduo pasidarė sunkesnis nuo druskos, ir dėl to jis yra viršui. Visiškai teisingai. Pasikeitė vandens tankis. Tai yra tas, kaip rutuliuką rodėm, tam pačiam tūryje pasidarė daugiau medžiagos. Nes dydis tūris nepadidėjo vandens, nes visa druska ištirpo. Tai vanduo pasidarė sunkesnis. Ir dabar kiaušinis yra lengvesnis už šitą vandenį, bet sunkesnis už šitą, taip? O dabar padarysim pačią įdomiausią dalį. Pripilkime vandens mažiau. Maždaug pusę tiek, kiek yra kitose stiklinėse. Taip. Perpus mažiau. Stop. Užteks. Ir dabar čia ištirpinkim druskos. Ištirpinkim druskos, čia užteks.
Ir pamaišykim. Na, panašu, kad ištirpo. Taip? Gerai, tada atsargiai įdėk ten kiaušinuką. Tik šaukštą išim. Nu, ateik, įdėk į vidų. Įdėk į vidų kiaušinuką. Na, ir ką jis daro? Nuspėjamai, ar ne? Plaukia viršų taip pat kaip ir tas. Ir dabar mes iš lieto pilsime švarų vandenį iš viršaus, bet iš lieto nedidelę srovelę. Mes kartu. Taip, bandau nufilmuoti. Pilk. Ir stop. Na, ir ką daro mūsų kiaušinis? Levitating. Jis yra per vidurį maždaug, taip? Ai, palauk, dar kol kas nedėk šitą. Pažiūrėkit, ir kaip atrodo, kodėl taip yra? Gali čia pilti, gerai, jeigu norim. Taip yra todėl, kad viršutinis vanduo lengvesnis už kiaušinį, o patinis sunkesnis. Va, ir tie vandenys, jie nesusimaišo, nes lengvesnis dalykas visada išsistumia į paviršių. Visada, kaip pavyzdžiui, žiedas plaukimo, ar ne, jis visada plauks viršui, ne vandenyje. Todėl sunkesnis vanduo pačio ir jis stumia kiaušinį aukštyn, bet ten jis susiduria su lengvesniu vandeniu ir tame jis nugrimzda. O jeigu mes dabar atsargiai išmaišytumėm, pabandyk su šaukštu tai padaryti, kad vandenis susimaišytų. Na. Aukščiau. Neda ten labai aukščiau. O jeigu tu kiaušinį išimk ir sumaišyk normaliai. Dėk jį va čia, pavyzdžiui. Sumaišyk tą vandenį. Jisai turėtų susimaišyti ir pasidaryti vienodai sūrus. Tai su kurį? Matau. Na, bandyk dėti. Ir žinoma, jisai kyla į viršų, taip? Kaip ir suriam vandenyje. Bet jisai ne taip. Bet ne taip smarkiai, nes čia druskos yra turbūt mažiau negu tam ankstesniam Čia viršų yra tas išliejas kabliukas, taip. Jo, jisai nedidelis, jis ne taip aukštai kaip šitas. Didėja mažėja. Na ką, čia mes šiandien padarėme eksperimentą. Man primena tos lydykos jūroje, kur tu palieti ir jie susitraukia. Ai, nemonus. Žinai, kodėl mes pažiūrėk. Paliečiu ir jisai įlenda. Taip. Tai va, čia buvo apie tankį eksperimentas. Siūlau pabandyti, labai smagu. Ačiū, kad žiūrite. Iki kitų eksperimentų. Gerų jums naujų metų ir ačiū už jūsų laikus po video. Iki.